Pinigų arterija. Rubriką rengia žurnalas Investuok. Labas rytas. Šiandien paskutinė darbo diena prieš didžiasias Kalėdų šventes. Todėl, ką mano apie pinigus, nutarėme pakalbinti Kalėdų senelį, kuris šiuo metu vis dar yra Laplandijoje. Atsakymus iš suomių kalbos verčia senelio elfas Lietuvoje Raimucka. Hei, kiitos oikein hyvin Ho. Taigi aš esu Kalėdų senelis. Įsivaizduokite, turėtumėt galę matyti viską, ką daro visi žmonės, sugebėtumėt skaityti visų mintis ir žinotumėt visų adresus, negi jums kiltų problemų, kaip gauti pinigų. Man dėl visko pavyksta susitarti nemokamai. Täällä Lovisossa päin kuulema. Gal galit patarti, kaip užsidirbti daug pinigų? Niin hyvin kilttejä Visų pinigų užsidirbti neįmanoma vien dėl to, kad jūs juos nuolatos spausdinate. Arba yra tokia mankšta. Reikia po aukštos kėdės koją padėti banknotą, atsisėsti ant kėdės ir užduotis yra ištraukti banknotą jo nesuplėšius. Kaip tai atliekama? Reikia vėl nulipti nuo kėdės ir pakėlus ją paimti banknotą. Pratimas lavina supratimą, kad norint uždirbti pinigų, reikia pakelti užpakalį. Joulunen tunnelma nyt tällä hetkellä. O ar žmonės dažnai prašo padovanoti jiems pinigų? Kiitos ja minä saan toivottaa teille kaikille lovisalaisille. Aš nežinau, ką jūs su jais darote, bet labai būna dažnai tokie prašymai. Štai vienas toks žmogus prašė, kad padovanočiau kokį nors talismaną, kuris pritraukia pinigus. Padovanojau, nes jis gerai elgėsi visus metus. Jis pasikabino jį mašinoje ant veidrodėlio ir išvažiavęs į gatvę iškart susidūrė su inkasatorių mašina. Tai neužtenka turėti pinigų, reikia žinoti, kaip juos panaudoti gerai. 2009. O tai kiek pinigų kainuoja geriausia dovana? Tänään tässä menen nyt heti tonne. Prisiminkit pačią brangiausią dovaną, kokią esat gavę. O dabar sąžiningai savo pasakykite, ar tai ir buvo geriausia dovana, kurią jūs gavot per visą gyvenimą. Tai va matot. Dovana yra toks vienintelis daiktas pasaulyje, kuriame tobulai susiderina kainos ir kokybės santykiai. Onnekasta uutta vuotta 2009. O gal galėtumėt padėti padvigubinti Lietuvos biudžetą? Lunta tullut taas, että nyt melkein... Labai lengvai. Reikia paimti visą biudžetą, nuskristi į Las Vegasą ir padėti jį ant raudono. Aš taip darau, man taip visada pavyksta. Lehdissä, joo, kyllä. Dėja tiksliai nežinome, ar elfo vertimas yra tikslus, todėl jei liko kokių neaiškumų, paklauskite Kalėdų senelio patys. Juk laukt liko visai neilgai, o mes, visa žurnalo Investuok kolektyvas, linkime jums linksmų, smagių ir nuotaikingų Kalėdų. Tai buvo Pinigų arterija ir aš Jonas Vitkauskas, iki susitikimo po švenčių. Pinigų arterija.